Prašome atkreipti dėmesį į jums artimiausią šeimą. Užsegant saugos diržus, metalinį diržo galą įkiškite į sagtį, traukite laisvą diržo galą užveržimui, atsegant pakelkite metalinį sagties dangtelį. Lėktuvo kabinos slėgių praradimo atveju deguonies kaukės automatiškai pakibs virš jūsų galvų. Jei taip, stipriai patraukite deguonies kaukę žemyn, kad pradėtų skristi deguonis. Kaukę užsidėkite taip, kad ji dengtų nosį ir burną. Kvėpuokite įprastai. Kvėpuokite įprastai. Suaugusius keliaujančius su vaikais prašome visų pirma užsidėti deguonies kaukę. Gelbimus liemenės yra po jūsų kūne arba virš jūsų galvos. Priverstinio nusileidimo ant vandens atveju išimkite liemenę iš pakuotės ir vilkitės per galvą. Apjuoskite juodą dirželį aplink juosmenį, užveržkite ir prisegkite liemenės priekį. Norint gelbėjimus liemenį pripūsti, triuktelkite raudoną dangtelį žemyn. Tolimesniam gelbėjimus liemenės oro pripūtimui ar išleidimui naudokite krintiklį. Liemenės įsida švieselės užsidėlimo tamsoje. Nepūskite gelbėjimus liemenės lėktuvo viduje, tai gali sukelti trukdžių šeimų. Prieš skrydį kapitonas rekomenduoja perskaityti papildomą kurią rasite Seimo vietoje. Pasiruošimo skrydžių metu prašome patikrinti, ar jūsų saugos diržas Man tas momentas patinka, kai pakyla. Skrydį, vaivavimo greitį, labai gerą. Nešiojami kompiuteriai ir kiti elektroniniai prietaisai gali būti naudojami tik lėktuvui pakilus ir tik užgesus saugos diržų ženklo švieselę. Mobilūs telefonai gali būti naudojami tik pasirinkus skrydžio režimą prieš lėktuvui pakylant. Naudoti palydovinius telefonus bei pranešimo gaviklius draudžiama bet kuriuo metu. Prieš leidžiantis ar kylant visi elektroniniai prietaisai privalo būti išjungti. Ponai ir ponios, dėkojame už dėmesį ir linkime malonaus skrydžio. Nesupranti, nori, kad telefoną taip čia naudoti. Jo, norim. Pa ir laukiu. Ir verksi. Neapsiversi. Ne, neturėčiau. Žiūrėk, koks lėktuvas, dar vienas. Kaip čia griežtai viskas. Koks Mindė griežtas. Pažiūrėkite Mindaugą. Žiūrėkite mane. Ir kas eina tu man? Už 2,5 valandos būsim Karmelovos oro uoste. Anglijos orai nekokie. Tai girdit šitą garsą siaubingą. Tai variklių ūžimas. Tai lietus. Nenukristas sparnas, kaip tu Mindozai manai? Reiks jūs lenkus tokius laikyti. Kad jie neišlaikys, blemba, ar išlaikys kaip manai? Aš įsivaizduoju, kai motina buvo čia važiavo sėdėti iš visą girdį. Tėvų būtų gerai, būtų pakiltas. Nu, davai, daugis greičių, ką jūs šiandien? Ką mes taip ir Lietuvą varysim, girdi visą kelią. Tai kaip dėl starto duoti? Bėga Saulius į kelią. Su virve už kojas užkabina. Mes tą prožektorių pasiėmėm. Mes naudojimuisi instrukcija. Jeigu griūna lėktuvas, prašome šokti iš jo pro šitą langą.
Storiems vietos nelieka. O ką rimtai storyti žmogui daleiskim, kuris sveria kokius 200 kg, kaip jiems čia atsisėst? Yra specialios vietos. Labai didelės. O, O, žiūrėk, jau gauna greitį, ar ne? Ai, ne. viskas greitis. Čia turbina jau įjungia.